Žiemą mano gyvūnai gyvena namuose. Tai aš tiesiog buvau pėdsekė ir išsirinkau kiškį. Ir tada namuose, kai nebuvau padaręs darželį namo, nes aš dariau ir morką, ir kiškį, tai aš pasidariau savo mintinai namuose namą. Ir man tiesiog buvo labai smagu, kai mes buvom visi pėdsekiai. Ir aš padariau tokią istoriją, kurią aš jums papasakojau. Ir aš dar turėjau mamą stovinčią ir tėtį, kuris atsisėdo prie žolės, prie miškų, o vaikai bėga pas tėtį. Ir mama jau nori miego, tai jie eina į namą, nes ten gyvena labai daug žmonių. Todėl jie nubėgo arba pas tėtį, arba į namą. Ir tada dar švietė saulytė, debesėliai buvo ir viskas. Ir tada buvo palikti dar pėdsakai kiškučių, mažų vaikučių.